Sveiki žvejai! Sveiki. Šiandien laidoje vieši Valdas, reiškia, mūsų rankose bus dugninės meškerės. Pasirinkome Ignalinos rajono vieną iš ežerų, kiek esame čia girdėję, kad jisai stipriai žuvintas yra karpiukais, dėl to ir taikinys karpiai. Na, savaime suprantama, karpis ne aukšlės ir ne kojos, daug kibimų tikrai nesiruošiame sulaukti, dėl to tikrai turėsime šaunaus laiko paliesti temą tokią kaip šėriklėlės. Plačiau pakalbėsime apie šėriklas, kokios naudojamos tiek stovinčiam vandenį, tiek tekančiam vandenį. Taip kad tikrai Valdas pažadėjo visas atskleisti paslaptis, kokiamis sąlygomis, kokias šėriklėlės reikia naudoti. Kaip visada, savo žūklę pradedame nuo jaukų gamybos. Tikrai, karpis, tokia žuvis, kuri reikalauja tikrai nemažai jauko, pakankamai jie yra ėdrus, dėl to šiandien ir pas mus paruošta ne 1 kilogramas jauko skirto karpiui, su savaime suprantama tam tikrais jo priedais. Bazė yra tradicinė, karpis ekstra, karpis karosas lynas. Šie jaukai bus maišomi į vieną ir plus dedami priedai. Tokį kaip jauko priedą TTX, tai aukštoje temperatūroje apdoroti kukurūzai, reikia prieš tai užsidrakinti atskirai kvapu, nes jeigu jūs jį sudėsit iš karto į pašarą, jisai jums normaliai neišbrinks ir bus tokie stambus gabalai sulipę. Kai jaukas bus pakankamai išbrinkęs, sudėsime stambiuosius spalvotus džiūvėsius, sausą kvapą tutti frutti ir žinome dar stambesias dalis kukurūzus, kviečius ir jau pačioje pabaigoje sudėsime sudrakintą aukštoje temperatūroje apdorotus kukurūzus. Na, iš tikrųjų jaukas klasikinis, per daug nieko sudėtingo, gal šiek tiek mandriau yra, tai yra aukštoje temperatūroje apdoroti kukurūzai. Na ir kol jaukas pasieks savo teisingą konsistenciją, einame su Valdu ruoštis meškerių ir pasirinkti šėrimo vietą. Prasiskanuosim dugną, pasirinksim atstumą ir tada beliks tik tais startinis jaukinimas. Na štai jaukas jau pakankamai išbrinko. Dedame sekančius priedus, tai yra spalvoti džiūvėsiai. Ant 4 kg jauko dėsime visą pakelį, 400 gramų. Taip pat supilsime visą sausą priedą tutti frutti. Po pusę pakuotės kukurūzų ir kviečių. Rišim gan paprastą standartinę karpinę sistemėlę, tik tai vietoj švino bus šėriklėlė. Dedame burbuliuką, tada drenano guminį
stopmazgį ir jau paruoštą Drenan firmos kabliuko iš karto su plauku, kad nereiktų vargti. Na, šį kartą aš irgi Valdį turiu paruošęs ir ne tik Valdį, ir karpiams porą siurprizų. Nu, ne porą, vieną, bet labai gerą. Vaistukų tokių čia slaptų turiu, apie kuriuos Valdis nežino ir aš į jauką juos įbersiu ir šiek tiek pakamšiuosiu į šėryklą, jaukinimo vietą. Čia tokia yra naujiena. Man bičiuliai parvežė iš ETEX parodos. Na, ir išmėginsim. Ar tikrai, kaip vokiečiai sako, kad karpiai nuo šitų tablečių lipa krantais. Valdį, tau šansų nėra šiandien. Startinis jaukinimas baigtas, sumetėme apie 20 jaukinimo šėryklų ir prasideda žūklė. Aš pradedu žūklę nuo pelėčių. Užsidėjau 3 pelėtės karosas karpis lynas skirtas, oranžinės spalvos. Na, Valdas, kiek mačiau, gaudo su baltyminiais kukuliais. Plauko sistema. Aš tiesiog iš karto vėriau ant kabliuko pelėtės, ne plauko sistema. Ir šiandieną būtent pabandysime pradžioj taip skirtingai pažvejoti ir matysime, kuriam labiau sekasi. Ir apskritai tas karpis šiandien aktyvus ir atsilieps į mūsų siūlomą jauką, masalą. Tikrai šiek tiek neramu, tačiau manau, kad turėtų gal ir viskas būti gerai. Opa. Yra jisai čia. Gerai. Va tai va būna. Teko pasibraidžiuoti čia neblogai po švendrės. Paėmė tikrai geras karpis. Na, neteko ištraukti šį kartą. Na, sistema visa supinta. Įlindo kažkur tai iš švendrės. Ir liko jis tenais, atitrūko. Na, ką padarysi, nieko tokio. Dar ne vakaras, laiko turime, žvejojame toliau. Kaip matėte, gaudome plauko sistemą ir norėčiau jums parodyti, kaip užsimauti baltyminį kukulį, pelėtę, kukurūzą ir kelis kukurūzus. Tai reikia turėti tokią datėlę, vašelį taip vadinamą. Imate, leiskim, baltyminį kukulį.
durėte, pakankamai minkštas yra, praeina kiaurai, tada štai čia yra ant plauko tokia kilputė, užkabinat, štai tada ant įtempimo sumete baltyminį kukulį ant plauko, kol pasirodo kilputė. Paskui imate, tokie yra specialūs stopmazgiai. Sulaužite gabaliuką, tada maunat tą kilputę ir traukite. Traukite mazgelį, kol atsirėmė. Dar vienas svarbus momentas, kadangi jūs užmovėte vieną kukulį, jūs pakankamai taip toli nuo kabliuko, nes kada žuvis vis tiek įsiurbė, turi pats paskirsti. Tai paprasčiausiai padarykite, kad būtų, jeigu norite, kad būtų arčiau kabliuko, apvėję vieną kartą ir antrą kartą. Matot, jis automatiškai priartėjo. Ir yra toks momentas, kada karpis siurbė, spjauna, jisai pats pasikerta. Tai turi jums įsikabinti į ranką, jeigu yra jūsų teisingai viskas padaryta. Tai reiškia, pas jūs viskas tvarkoje. Ir tuščių kibimų neturėtų būti. Valdai. Opa. Ant pelėtės raudonos. Vienos kartos leistiniai. Šitame ežere yra keli leidimai karpių, tai apie 2 kg tokie, tada apie 4 kg kiek gyvena ir po to nuo 8 iki 20 kg. Tadam! Kaip ir laidos pradžioje minėjome, kad šiandieną daugiau dėmesio skirsime šėryklams. Aišku, savaime suprantama, pradėsime kalbą apie šėryklas, kokias naudojame šiandieną. Mano pradinis pasirinkimas buvo štai tokia šėryklėlė, tai yra Drenan firmas Grift Mesh. Dėl ko aš ją rinkausi tokią? Dėl to, kad sužinojau, kad čia neypatingai daug yra smulkios žuvies. Reiškia, iš tokios šėryklėlės tikrai greitai išsiplaus jaukas, pasileis toksai mini debesiukas ir žinant, kad smulkmės nėra, neprivilios jos, nes ir mūsų jauko frakcija buvo pakankamai stambi, dėl to mano pasirinkimas ir buvo toksai. Užteko jo ir svorio 30 gramų, nes nebuvo didelis vėjas ir viskas buvo puiku, sulaukiau kibimo, viskas buvo tvarkoje. Tačiau įsidienojus pakilo didelis vėjas ir man Valdis parekomendavo užsidėti štai tokios formos šėryklą, taip vadinama kulka, nes būtent tokios formos šėrykla su gale koncentruotų svoriu labai puikiai įveikia vėją ir išeina labai tiksliai pataikyti į jūsų pajaukintą vietą. Taip kad atkreipkite dėmesį, jeigu didelis vėjas, naudokite štai tokios formos šėryklas. Žinoma, šėryklėlių yra begalė visokiausių tipų, metalinių, plastikinių, uždarų, atvirų, kur kokias naudoti, trumpai ir papasakosiu jums. Uždara šėryklėlė, kam jinai naudojama? Nenaudojama yra tada, kada yra didelis gylis, kad pašaro nestulpuotų
ir nesušauktų iškart smulkiosios žuvies, kad atsigultų. Daleiskim, atsigula, jisai išbyra ant dugno, viskas lieka, jokios tulpo, nieko nėra. Netgi, kaip teko pabuvoti Airijoje, vietiniai žvėjai netgi dar apvynioja lipnią juostą tam, kad jaukas išvis nedulkėtų. Žinoma, tai labai gerai yra kamščiavimui, kada karpatės sliekus, odatrūgio lervas, musės lervas, kad jos neišsilakstytų pro skylės. Štai dar yra viena kulkinio tipo šėriklėlė, taip vadinama bačkutė. Jinai yra skirta gauti, kada yra dumblas. Nes jinai kaip įlenda į dumblą, jūs ją išimate, jinai plius pakelia biškį pašarą jum į viršų. Metalinė sunkioji šėriklėlė yra, žinoma, ežere mes ją nepagaudysim, nes tai yra per galinga, čia yra skirta upiai gaudyti. Ant srovės, kada yra didelė srovė, 90 gramų, yra pakankamai rimta. Vienas mano mėgstamiausių upėje tai yra, žinoma, Drenano uždaroji Ovalgron baitas. Tikrai labai puiki, labai gerai kyla. Jeigu daleiskim yra kažkoks taip vadinama parandėlė, iš jos išeina labai greit, ko nedaro metalas. Metalas būna įstringa, reikia netgi kartais stotis, kelti žuvį. Plastikas yra privalumas didelis, šiaip jūs nebijokit, jinai yra specialiai sukurta upėje, jos tikrai, jeigu nėra labai didelė srovė, tikrai 60 gramų laiko, pakankamai tokiai srovė ir skirvytėje naudoju ir labai pasiteisinama. Taip pat yra ir, žinoma, tokia pati Drenan, tik tai mažesnis variantas, jau 30 gramų, čia yra tam, jeigu jūs pajutote, kad žuvis yra atsarginė, aktyviai kimba, arba pajutote, kad peršėrėt, nebijokit, sumažinkit šėriklėlę. Iš tikrųjų, tada jinai žymiai paaktyvina tą kibimą. Netgi būna daeinam iki to, kad dedam paprastą švinuką, jeigu jautyvat, kad peršėrė, iš tikrųjų peršėrė. Štai dar vienas šėriklėlės tipas yra su sparneliais, taip vadinamas, tokia kaip torpeda. Jinai yra naudojama daugiau, jų yra ir atvirų, ir uždarų, nepaminėjau. Tai jinai naudojama daugiau yra stovinčiam vandeniui, taip pat, kada yra pakankamai gylio ir yra kažkoks šlaitas ir tau reikia žuvį greičiau išsivesti, kad šėriklė kartu pakyla su žuvim žymiai greičiau ir jūs taip paliekate mažiau pavadėlių. Tai sparneliai priduoda tą kilimą. Sparneliai priduoda tą kilimą. Jinai labai momentaliai, praktiškai 5 rytės apsukimai, jinai jau viršui. Štai paėmė tvarkingai ant plauko sistemos, ant baltyminių kukulių, tvarkingai kamputį įsisegė, kaip matote naudoju taip vadinamą feeder gamą Drenano, kad amortizuotų karpio smūgius, nes gaudau su pintų valu ir fluorokarbono pavadžiu bei pintų pavadėliu. Na ir dar yra šėriklas skirtas gaudyti, kiek žinau, gyviems masalams. Taip, dar pamiršau paminėti, kad yra šėriklėlės, kada norite paduoti gyvo masalo, tai yra specialiai gyvam masalui skirtos šėriklėlės, tai pagrindė musės lervos, tik tai arba labai smulkiai kapoti sliekai, bet sliekai yra smulkiai paduodami kapoti tam, kad tik tai būtų kvapas. Jie vis tiek pračiate, gal vienas kitas ir išlys. O šiaip tai paskirtis jų yra tam, kad paduoti gyvą
masalą, tai yra musės lerva. Tai tiek apie šėryklas. Žvejojame toliau. Ačiū, Sauliau. Kaip ir minėjo mums bičiulis, kuris užrodė mums šitą ežerą, kad šitame ežere iki 8 kg visi veidrodiniai praktiškai karpiai yra, o nuo 8 ir virš visi jau žviniuotieji. Mums šiandieną nereikia tų žviniuotų, tegu kimba šitie gražūs veidrodukai. Na ir iš tikrųjų, gaudant karpius, pagrindinis momentas ir akcentas, kad jeigu ir kibo nepagavote, ar už kibo ištraukėte, reikia reguliariai daug jaukinti. Taip kad vat, po valandos ištraukimo, ar kai aš ištraukiau, mes iš karto automatiškai mesime jaukinimo šėryklėlės, po 10 šėryklų vėl į tą patį tašką, kad ta banda atplaukusi nepasitrauktų ir laikytųsi kuo ilgiau mūsų pajaukintoje vietoje. Manau, šiandieną mums žvyba visai linksmai pavyko. Šiek tiek buvo pradžioje nesusipratimų, keletas pabėgimų, nutraukimų valų. Na, kaip laukinėme ežere tikrai labai gerai, ne su karpinėm sistemom, su feederiu. Iš tikrųjų, šitą žuvį, kaip aš sakau, į tašką pastatyti nėra taip paprasta, jinai pakankamai protinga yra, nes čia laukinis, ne joks nekomercinis. Taip, visgi jaukas, tikslus jaukinimas. Taip, viskas davė savo, aš manau, kad tikslus padavimas jaukų į tašką yra didžiausia sėkmė žvejybos. Nu ir savaime suprantama, jau po to eksperimentavimas su įvairiais masalais. Na, šiandieną laidą jau baigiame. Ačiū tau, Valdai, už kompaniją. Viskas smagu su tavim pažvejoti. O su jumis, žiūrovai, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki! Viso geriausio!